Šįkart laida Proveržio Lietuva keliasi į Varėną, miškų ir jų gėrybių kraštą, kuriame gamta diktuoja ne tik gyvenimo ritmą, bet ir verslo kryptis. Per vieną dieną apsilankysime keliose vietos įmonėse, nuo uogų ir grybų perdirbimo iki medienos ir pieno produktų gamybos. Ir ieškosime atsakymo į klausimą, ar šis regionas gali tapti ne vien žaliavų tiekėjų. Ar Varėna pasirengusi žengti toliau į modernios pramonės, inovacijų ir eksporto kraštą, atliepianti Lietuvoje įsibėgėjantį ekonomikos transformacijos planą 3i? Pirmoji mūsų kartu su ekonomikos ir inovacijų ministro komanda aplankyta įmonė uogų, grybų, daržovių supirkimu, perdirbimu ir pardavimu bei rankomis pintos taros gamybą užsiimanti įmonė Tandemus, kurios vadovė jau vizito pradžioje atvirai dalinosi, su kokiais iššūkiais šioje veikloje susiduria. Dėl nuo problemų, kas tai geriausiai įmonėje? Už ragų ir ant žemės. Tai kokius tos pagrindinis iššūkius įvardintumėte šiandieną? Nestabilumas milžiniškas. Galbūt tas, kas veikia vietiniai rinkoje, tas mažiau jaučiasi, bet jeigu tu nors kiek, ar importas, ar eksportas, o mes abiem dalim užsiemam, ir tada labai nestabilu, nes kainų svyravimai momentiniai eina. Šiuo atveju tai yra energetiniai resursai, kurie labai stipriai įtakoja ir atspėti, kaip toliau elgtis. Priversti suklusti ir klausimas. Tai kažkokių minčių apie inovacijas, technologijas, plėtrą netiek daug greičiausiai, ar ne, kai tenka Supratot, gal dabar, sakykim taip, galbūt dabar reikėtų įvardinti, kad tai yra daugiau popieriniai projektai ir kai tu neinvestuoji pinigų, kol nėra sprendimo, kol nėra aiškumo. Nes tada iškyla klausimas, o tai jeigu čia nestabiliai jaučiamės, sakysim, kaip ir šiandien ten kuro kainų skirtumai su Lenkija milžiniški, ar ne? Tai gal tada galvoti aktyvų išvedimą ar dar kažkokį tam, kad gautų nuolaidas, kažkokias lengvatas. O kažkokių svajonių tikslų turėtumėte, kaip jūs matytumėte tą technologinę kažkokią plėtrą? Tai aš tai matau, žinokit, aš tai labai gerai matau. Galit pasidalinti, labai aš tai įdomu, matau, tikrai. Žinokit, nes ir tą patį rūšiavimą grybų, sakysim, automatizuotas linijas ir netgi schemas buvau šitas susipiešus, kaip tas turėtų. Aš žinau, ko aš noriu. Bet tam kol kas investuoti neapsimoka, nes jeigu grybus mes dar, sakysim, produktą gautumėm, tai klausimas, kas vis tiek jį aptarnaus, reikia darbuotojų. Tai vadinasi, su darbuotojais turi būti irgi sprendimai. To žmogaus gyvo irgi reikia. Nes šiuo atveju aš suprantu, kai yra sakysim, visus metus vykstantis veiksmas, tai jiem lengviau prognozuoti, nes jie žino, ten šiek tiek pamažėja, padidėja, ten, sakysim, rinkos paklausa tam tikrų momentų. Bet pas mus yra sezoninis darbas ir kaip kažkada tai migracijos departamento buvo atvažiavus vadovė, seniau, jau tikrai seniau. Ir sako, tai ten greitai galima sezoniniam darbuotojam gauti tos leidimus mėno kaip minimum. Apie 2 savaitės šneka, be mėnesio nieko mums, o pas mus būna per 3 dienas reikia. Atsivežti anksčiau negalim, nes nežinom ar bus, o kai atsiranda 3 dienos, tai mėno man netinka, nes mes 3 mėnesių sezoną turim. Regionam tai reikia, žinokit, pagalbos, tikrai. Reikia ten visai, kaip pasakyti, vien investicijos nepadės. Kad tu investuosi, investuota čia, ne 1 ir ne 2 milijonai, bet taip nepadeda ta vieta. Padeda, galbūt tvarkingai atrodom, atitinkam visas normas, higienas, ten visa kita, viskas paruošta ir kad atitikimai vyktų. Bet yra kitos dalys, kurios irgi būtinos yra. Visus gamybininkus labai užjaučiu visada ir kai juos puola, aš visada sakau, kad jiems sunku. Kita pintą tarą gaminanti įmonė, šią veiklą derinanti su kavos skrudinimu ir jos pristatymu į populiarų kavinių tinklą, nedidelis šeimos verslas Medvėkas. Gamybos vadovas pripažįsta, kad čia įvesti inovatyvias technologijas netaip jau ir paprasta. Pintos taros produkcija daugiau susijusi su rankiniu darbu yra. Ten įvesti inovacijas kažkokias yra praktiškai sunkoka. Mūsų įmonė anksčiau turėdavo daug darbuotojų. Būdavo nesunku susirasti čia vietoj darbuotojų. Tai buvo lengva gaminti mūsų produkciją, tą pintą tarą.
pakuotė, tara ta pinta, jinai ekologiškai yra ir daugumas įmonių nori naudoti ją, pakuoti maisto produktus, nes ir prekinė išvaizda visai kita būna to maisto produkto ir žmogui nusipirkti maloniau kažką tai natūralaus negu plastikinio ar ten popierinio kažką tai. Na ir tai yra rankų darbas, ir tai, ir tai yra rankų darbas ir jis yra gražus tas darbas. Tai kiek žmonių pas jūs darbuojasi gamyboje? Šiuo metu mes susimažinę visiškai praktiškai, nes tų žmonių jau nebelikėm ir mes negalim sukonkuruoti su tuo plastiku. Plastiko savikaina yra juokinga, mūsų produkcijos savikainos atžvilgių yra juokinga plastiko savikaina ir mes negalim sukonkuruoti. Mes seniau gamindavom per mėnesį kokius 200 000 vienetų. O kiek dabar? O dabar pagaminam 1000 kokį vienetų ir per dieną 1000, per mėnesį kokį 20 000 galim pagaminti su šiuo metu, nes mes dabar tik tais precizinius tokius gaminam gaminius, kad galėtum kažką tai dar žiemą praleisti žiemą praktiškai. Vasarą yra kiti darbai jau. Kokie darbai vasarą prasideda? Vasarą prasideda gerybės. Grybai, kaip ir rajonas tuo gyvena. Taip. O kokie sprendimai jūsų įmonės viduje padeda efektyvinti visą veiklą? Mes dabar pasistatėm saulės elektrinę, pasinaudoję paramą. Tai mums jau duoda ženkliai į savikainą teigiamą kryptį. Tada mes dar pabandėm kai kokius procesus su 3D printeriu. Staklės tos drožimo pagrindas yra senos, jos laiko jau savo patikrintos, jos savo darbą atlieka. Ten robotizavimas, tai nežinau, ten šiuo laiku aišku galima būtų kažką patobulinti, bet galima būtų pagalvoti kažką su žmogaus darbo jėgos pakeitimu, robotiniam sprendimais robotikos. Bet čia jei būtų taip lengva, tai jau būtų senai padaryta, manau. O kas galėtų padėti tam, arba kaktų tiesiog investicijų? Investicijos aišku padėtų, bet reikėtų ir kažkokiu tai jaunimo sprendimų, nes įmonė sensta mūsų realiai. Aha, bet jūsų... Ir jaunimą pritraukti į šitą rankinį darbą, praktiškai nėra galimybės, jam neįdomus tokis darbas. Jam būtų įdomiau kažkas tai jau su robotikos sprendimais, kad būtų jau čia. Dovydai, tai iš Vilniaus, suprantu, iš studijų atgal į Varėną. Kodėl? Reikia pagalbos, vis tiek darbai vyksta, ruošiami sezonui, tai kuo galiu, tuo dažniau atvažiuoju, padedu. Tai čia save matot ateityje, tokioje įmonėje, savo šeimos? Manau, kad taip. Vis tiek, metai bėga, kažkam reikės perimti, kuo toliau, tuo dažniau stengiuosi įsijungti. Ir didesnius procesus, tai kiekvieną vasarą vis daugiau pažinčių ir taip toliau, tai manau, kad bus super viskas jau ir planuoju. Tai labiau pats prie marketingo srities, tai kažkaip tą marketingą stengsitės ir integruoti? Taip. Liuks. Stengsiuosi. O kalbant bendrai apie jaunuolius Varėnoje, Varėnos regione, ar jaučiat, kad čia sugrįžta iš didmiesčių, ar vis dar trūksta, kad to jauno žmogaus, jo idėjų? Rudens, žiemos laikotarpį šiek tiek mažiau būna to jaunimo, bet vasarą tikrai visi grįžta būtent į Varėną dėl šiltų orų, dėl ežerų, bet tuo pačiu ir dėl darbo. Tikrai pasiūlymų būna, ypatingai grybų sezonų, uogų sezonų, tikrai jaunimas ieškosi to darbo, padirbėti būtent vasarą, tai manau, kad galim pritraukti. Ir ko pačiam Varėna atrodo žavus kraštas? Galbūt pradžiai dėl žmonių, tokio bendrumo viso jausmo, vis tiek čia kaip ir augęs, tų draugų pilna, pažįstamų pilna ir tuo pačiu kraštovaizdis. Pasaka miškuose gyvename, ežerų labai daug, tai smagu leis laiką vasarą. Tai tą pridėtinę vertę kuriat ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Užsienis taip pat nori jūsų gaminių. Tai pagrindinis mūsų eksporto šalis yra Vokietija. Jie labai mėgsta mūsų produkciją. Rankų darbas jiems visą laiką būdavo kažkas tokio. Ir mes galėtumėm jiem dar tiekti, jeigu galėtume į savikainą, susidėti į tą savikainą, kad ir mums kažkas liktų ir jiem būtų gerai. Bet šiuo momentu tai sunku įgyvendinti tai. O kaip jūs matote ateityje veiklą, kaip ji gali transformuotis? Ateityje aš nežinau, mes ar patempsim šitą gamybą.
ko gero reikės persikvalifikuoti į kažką kitą, kažką naujo. Tai ministre, kokie pirmi tokie įspūdžiai ir pastebėjimai po apsilankimo Varėnoje ir poroje verslų? Ar iš tiesų kažkaip jau žengiama link aukštos pridėtinės vertės verslo kūrimo regionuose, ar čia labiau dar tik tai popieriuje tokie planai? Tai visos Lietuvos mastu tikrai žengiame, bet kiekvienas regionas, kiekvienas rajonas turi savo specifiką. Tai pirmi gal tokie irgi pamastymai apsilankius įmonėse Varėnoje, tai turim labai aiškę specializaciją. Tai yra medienos apdirbimas, tai yra miško gėrybės, kaip ir maisto pramonės dalis. Šiandien dienai Varėnos rajone pagal produktyvumo rodiklį Varėnos rajonas tikrai atrodo ganėtinai prastai. Bet mes iš ministerijos pusės žiūrime viską kaip į galimybes ir tai vėlgi yra mūsų 3I plano dalis, nes inovacijos tai reiškia produktyvumo skatinimas. Tai matau potencialo daug. Kitas svarbis sritis, kurią išskirčiau, tai turizmas. Varėnos rajonas tai labai turtingas savo gamtinėmis savybėmis ir dabar tikrai stebime tendencijas, kad turistai ieško vis naujų potyrių, kitokių, nišinių, įdomesnių ir čia Varėnos rajonas gali atrasti save vėlgi su tam tikruoju turbūt lėtojo turizmo skatinimu ir reprezentavimu. Tai o iš ministerijos pusės esame tam, kad rajonams, kaip Varėnos rajonas, padėtumėm rasti savo kryptį, padėtumėm su ekspertinė pagalba, nes būsim tiek konkurencingi, kiek bus konkurencingi mūsų kiti regionai. Šiandien išgirdote labai konkrečiai darbuotojų trūkumas, technologijų, taip pat stygius, biurokratija. Prieš tai pat susiminėte, kad dėl to jums ir patinka būti regionuose šalia žmonių, nes jūs matote ir girdite tikras problemas. Kaip galvojate dabar visą tai spręsti, sugrįžus jau į Vilnių? Tai pirmas labai svarbus aspektas, kad daug ką jau sprendžiam. Esam ir savo prioritetus išsigrynę ir tikrai administracinės naštos mažinimas, tai ta vadinamoji biurokratija, tai yra vienas iš tų pagrindinių ir tarp kitko duodančių greičiausią efektą mūsų konkurencingumo skatinimui ir netgi BVP kilimui. Tai labai džiugu, ką jūs ir sakėte, taip, yra įvairūs formatai tarptautiniai, bet lankydamas regionus išgirsti iš pirmų lūpų, kad kartais yra tikrai absurdiškų situacijų, kai norint atsidaryti naują eksporto rinką, kuri yra mūsų prioritetinių inovacijų ir eksporto rinkų sąraše. Tu turi gauti vis tiek 17 dokumentų, sertifikatų. Tai užtrunka vienoje institucijoje 2 mėnesius, kitoje 3 savaitės, kitoje 3 mėnesius. Yra tų dalykų, kuriuos reikia spręsti, tam ir esam. Ir kalbant apie ekonomikos transformacijos planą 3I, tai kiek greitai tokie regionai kaip Varėna galės pajausti efektą ne tik tai strateginėme lygmenyje, bet jau ir praktikoje? Tai yra 3 pjūviai. Tai pirmas dėl administracinės naštos mažinimo, tai šiandien irgi lankydamasis įmonėse paprašiau, kad man atsiųstų konkrečius pavyzdžius, pasidalintų, nedelsiant, kur yra mūsų valdymo sritis, spręsim ir išspręsim, kur ne mūsų, nešiu į vyriausybės kabinetą, irgi kolegoms pristatysiu. Administracinės naštos mažinimas tai yra tie vadinamieji žemai kabantys vaisiai, mes tą galime padaryti greitai, spręsti greitai, pokytį pajaus iš karto įmonės. Skatinimas inovacijų, produktyvumo per diegiamas naujas technologijas, tai yra tokio daugiau ilgalaikio projektavimo sprendimai, kurie duoda didžiausią vertę, bet ilgesniam laikotarpiui. Tai aišku, turim dabar tam tikras egzistuojančias irgi finansinės paramos priemonės, ką įgyvendina mūsų inovacijų agentūra. Tai kolegos iš inovacijų agentūros jau aktyviau įsitraukė regionų verslus, teikia pagalbą, dalinasi informaciją, konsultacijas, tas minkštasias veiklas. Kitas svarbus dalykas tai vėlgi investicijos, bet Varėnos rajone šiandienai akcentuočiausi į vietinio verslo skatinimą, turizmo plėtrą ir žinoma tą horizontalų administracinės naštos mažinimą. O dabar apsilankykime pieno produktų gamykloje Varėnos pienelis, kurios didžiąją asortimento dalį sudaro varškės sūreliai. Tai didžiausias darbdavys rajone, eksportuojantis 85% savo produkcijos į 31 užsienio šalį. Įmonės vadovė Jolanta dalinasi, kas jos nuomonė galėjo lemti Varėnos pienelio sėkmę, bei su kokiais iššūkiais vis tik susiduriama ir čia. Prieš 15 metų nebuvo tokių sūrelių asortimentų, bet vizija, kad darysim sūrius. Nežinau, kodėl, neklaus, kad, nežinau, nušvitimas, bet tikrai toks buvo labai aiškus. Kitas dalykas, neišsigąsti nesėkmių trumpalaikių. Į jas iš viso nereikia kreipdėmesio.
mes nebijojom, kad kažkas mums neišeis. Mes nekreipiam į tokį dalyką, kad tai neįmanoma. Mes kaip tikėjom, o kodėl tai neįmanoma? Per tą dalyką, kad ne, taip niekas nedaro. O kodėl taip niekas nedaro? Nes, pavyzdžiui, tas pats sūrelis, jisgi Europoje niekam nežinomas produktas. Ir, pavyzdžiui, daug pieno gamyklų ėjo, jie bandė su savo brendu, niekam nežinoma Europoje, su savo skoniniu, tradiciniu lietuvišku sūreliu, siūlė tą sūrelį. Ir ką, jie įėjo į išeivių parduotuvės. Mes jam kitaip, kad, jums sūrelio nereikia, gerai, bet yra proteino banga. Mes visiems siūlom, mes nesiūlom sūrelio, mes siūlom proteininį batonėlį. Mes Amerikai pas mus yra ne sūrelis, o cheesecakes. Nes Amerika, žino, kas yra cheesecakes, bet jeigu mes bandysim tą sūrelį versti, mes prisitaikinėjom. Mes buvom tie tokie lankstus, kad, mums sako, ne, jūs šito negalite, ten to. Ir vat kiekvieną kartą mes priešinomės tom nuotaikom. Pavyzdžiui, mūsų technologas, jis nėra technologas pagal specialybę. Jis išmoko čia technologų. Už tai iš vienos pusės tai yra gerai, nes jis nėra su ribojimais tokiais. Žinot, aš technologas, su pienu šito negalima daryti. O kas pasakė, kad negalima? Tai daug ką mes tokio darėm iš savęs, plus mes žiauriai norėjom ir daug dalykų mes sugalvodavom. Bet pas mus labai gera fantazija. Mūsų ir dabar mes turim planų turbūt kokiem 10 metų į priekį, tai tikrai. Tai turit labai stiprų kolektyvą tokį. Taip, ir aš tikrai džiaugiuosi, nežinot, pas mane net, mes turim tokį paskutinių metų, iš pradžių tai buvo juokas, dabar yra, kad iš mūsų gamyklos išeina arba į dekretą, arba į pensiją. Ir viskas. Trečio varianto nėra. Gaila, kad ta ekonominė situacija mus spaudžia labai taip, kad jau liktai šis pavasaris, atsidusim ten, algas pakelsi, nors keliam žmonėm algas vis tiek. Ir dabar ateina išlaidų didėjimas. Ir kokius dabar jūs didžiausius iššūkius įvardintumėte? Nestabilumas. Tas nestabilumas, žinot, kaip informacijos gausa, bet tuo pačiu nėra tos vieningos linijos. Kad kainos brangs faktas. Pavyzdžiui, kuras, kaip aš ir minėjau. Tai ar jis bus brangesnis, bet ar jo bus? Nes, pavyzdžiui, gamyklos jos visos, ne oro tyros, net tie, kas turi pasistatę, sakykime, saulės baterijas, tai tik yra papildomas šaltinis energijos, bet ne pagrindinis. Tai tokia neaiški situacija. Pavyzdžiui, aš irgi užsiminiau, mums iš tikrųjų svarbu, kad paaiškinu, o ką mums daryti, jeigu vis tik atsitinka taip. Ką daryti? Juk didžiausias blogumas, kai žmonės mėtosi ir yra panika. Tai tokie daugiau aiškumo, kad su mumis bendrauti, nes rajonai yra truputėlį užmiršti. Jaučiasi tai. Ir taip, ir tas jaučiasi, ir tu gyveni, ir jeigu tu gyveni nieko neprašai, tai ir tu ir gyveni, ir neįly. Bet kartais neprašant, tu turi gauti informaciją. Mums pasisekė, kad mūsų vietinė valdžia yra. Mums pavyko labai gražiai bendradarbiauti visus šitos metus. Kai pasiklausai kitų, tai ten ištisi karai. Dar norisi šiek tiek pasikalbėti apie inovacijas, kurių tikrai matosi ir gamyboje kažkaip pas jūs tikrai technologijas investuojate, į tvarumą investuojate. Ar galite detaliau šiek tiek papasakoti, ko šiandien labiausiai džiaugiatės, kokiais pasiekimais? Džiaugiamės, laukiam vienos linijos, kur tiesiog negaliu visko sakyti, nes žinot, kaip ta varna, išsižiosi sūris ir iškris. Bet paleisim seriją produktų, vis tiek mes liekam desertų kategorijai, kurių kol kas nėra. Ir Pabaltė mes busim vieninteliai, tai bus tikrai užkabinsim ne tik tai vaikų grupę, nes dažniausiai Lietuvoje yra sūrelių valgyti, tai yra vaikai arba jaunimas. Bet norim visas kategorijas, desertų ir tai tikrai labai laukiam tos linijos. Šiaip turim labai įdomių projektų toj pačioj sūrelių kategorijoje, kur sūrelis tampa nebe sūrelis, o tiesiog malonumas. Ir mes šiaip jau ir visą laiką pozicionavom, kad tu nevalgai sūrelio, o tu valgai malonumą. Tai yra 3 valandą dienos prie kavos, kai tave darbe biški pavargęs. Tai yra, kai tau liūdna lyja lietus, tu suvalgai ir tau žiūrėk ir visai fainas viduje. Tai mes ir norim šitą produktą ir toliau išplėsti su visokiais įvairiais priedais, kad reabilituoti jį, nes buvo ilgą laiką, kad tai yra sūrelis, tai yra cukraus šaltinis, nieko panašaus. Kuo sūrelis blogesnis už 2 šaukštelius cukraus arbatoje. Kažkaip dėti cukrų į arbatą yra normalu,
O vat surelį suvalgyti, tai jau yra nenormalu. Plus labai daug mitų apie jį apipinta, kad 5 cukraus šaukšteliai surelį. Nu viešpatie, kur ten jie tilps tie 5? Tai va tokį iš jo padaryti iš tikrųjų funkcinį gerą maistą. Kas nori deserto, kas nori funkcinio. Ir tam mes jau kelyje esam, tikrai labai noriu moterim padaryti liniją. Mes turim tokią 2 surelius su kolagenu, bet mes ją norim išplėsti. Kad aš ryte, jeigu jau darau tą nuodėmę ir valgau jau tą nuodėmingą produktą, tai žinau, kad aš gavau D vitaminą, tą ir tą dienos normą statistinį moteriai. Suprantat, tokį, nes mums to reikia. Mesgi norim gauti kažką už dyką dar papildomai. Tai šitie projektai su inovacija, mes aišku turim iššūkių su valymo įrenginiais ir mes dabar kviečiamės kompanijas, kaip tuos valymo įrenginius, tas, sakykime, valymo vandenį, kurį mes valom, paversti į gėrį ar į dumblą, kuris tinka trąšom. Tai tokių mes turim, tų tokių užduočių ir už tai aš ir sakau šiandien ryte ir savo valdžią sakiau, o Dieve, sakau, 10 metų, tai net neklauskit, viskas išrašyta į priekį. Tikrai turim ir vienintelio tiesiog norėtųsi tos, kaip mūsų Varėnos administracijos vadas sakė, tos ramybės, kuri leistų dirbti, visiems gyventi ramiai, tos tokios gal politinės ramybės. Na, o vizitas šiame regione baigėsi ministro susitikimu su rajono verslo atstovais turizmo ir informacijos centre Korys. Nuotaikingas buvo susitikimas, net nepaisant to, kad temos buvo gana rimtos ir kai kam tikrai gana skaudžios. Ministras ir jo atstovai bendravo tikrai betarpiškai, tas labai džiugina. Ir patiko, tikiuosi, daugiau bus tokių susitikimų. Kalbant apie verslo plėtrą Varėnos krašte, kas, sakytumėte, šiandien labiausiai tam stabdo, kiša pagalius į ratus? Kiek aš girdžiu ir iš savivaldybės atstovų, kad didžiausia problema yra ta, kad Varėnos rajonas yra apribotas miškais ir iš tikrųjų pakeisti miško paskirtį, tarkim, gamybinę teritoriją yra tikrai sudėtinga. Tai iš tikrųjų savivaldybė negali išskirti didelių sklypų, dėl to yra neįmanomos didelės investicijos, dideli investuotojai, kurie kurtų jau ne vieną ir ne 10 darbo vietų. Tai tokia turbūt pagrindinė problema, o šiaip tai be abejo, kaip aš sakau, toks statinės efektas, kada turi būti visi šonai nepraleisti vandens, tai čia susiję ir su žmonių skaičium ir be abejo su tais pačiais gyvenamom, kaip sakykime, vietom. Nes jeigu nėra būsto, nėra gyventojų, jeigu nėra gyventojų, nėra būsto ir taip toliau. Tai tas pats ir su darbais ir tai kompleksinė situacija. Aš iš tikrųjų Varėnos rajoną matau galbūt tokį kaip potencialią gyvenamąją vietą ir darbo vietą freelanceriam. Nes čia yra netoli sostinė, gana neblogas susisiekimas ir mes patys jaučiam tokį, kaip sakykime, tą sostinės pulsą, bet kartu ir turim nuostabią gamtą. Tai realiai per valandą laiko tu gali pabėgti nuo miesto ir čia turėti nuostabias sąlygas tiek gyventi, tiek auginti vaikus ir būti su šeima. Tai aš galbūt matyčiau tokį kaip vieną iš variantų ir turim tą Korį, bendradarbystės erdvės užuomazgas, kuris, manau, gana sėkmingas. Yra žmonių ir ne vien vietinių, kurie naudojasi. Tai galbūt galėtų būti tokia kryptis, viena iš krypčių. O kaip veikia Korys? Čia kaip bendruomenė jūsų verslo atstovų? Iš esmės tai yra biudžetinė organizacija. Yra ir už nugaros matom patalpas, tai yra turizmo ir verslo informacinis centras. Ir taip pat turim dar tokį pilotinį projektėlį, kuris įsikūrė dabartinėje Varėnos bibliotekoje. Tai tiesiog kelios darbo vietos ir tokia, kaip įkurta mini erdvė. Žinoma, kiek girdėjau, savivaldybė ruošia dabar projektą ir jau įgyvendins didesnės tas erdvės. Tai galbūt irgi bus ta kryptis ir auginsis ta bendruomenė, kurie, kaip ir aš sakau, susikuria darbo vietą savo, nes tai galėtų būti tikrai toks startas.